Ką, labą dieną. Variau šiandien kažkokį Kamputank Ride Walk. Čia toks nedidelis haikas, kaip haikas, ne haikas, ten kažkokias plantacijas reikės praeiti. Ten porą kilų. Tai pasižiūrėti biškį šventyklų, ryžių plantacijų, ten dar kažkas bus. Nu, varau vienas, šiandien biškį saulės rūta, pasidengiant užsimanę. Nu, pailsėti. Aišku, kur dabar eiti. Turbūt apačią, nu. To pradeda man ros čai, nu nežinau. Nu, nifiga себе. Jo, krokodilus, na. Kaip dabar pereit, na? Jo, kaip nutekar, na. Бля, че, короче, Ира, reikalų pereit, nu nahų. Senis vėjus ir mane čiut nenukrito. Bля, buvau biškį pasiklydęs. Ne į tą pusę nupjojau. Bля, kaip karšta, neįmanoma. O, čia kažkokia. O, biškį, džiunglės einama. 4 kilai maros, vis maršrutas. Reikės paskui šokti iš maikės. Eisiu pliksna. Bля, čia už namų vandenuko nepaėmiau. Teko nusipirkti. Bля, kad žmogus gražos neturėjo. 100 000. Gerai, kad milijoną neatnešiau, na. Būčiau ėjęs be vandens. Ką, tokie vaizdai. Blia, orelė šiandien pasaka, na. Saulutė per tokius lengvus debesėlius kaitina. Gutna. Blia, dušta kaip stimi grūmė, blia, baseinė. Airijai. Vaikšto žmonės dar apsirengė su maikėm, aš vis suprantu, kaip ir nekaršta. Nu. Kvapas koks skanus, kažkokia žolė, kažkokie dar medžiai nesuprasi. Toks skanus kvapas. Nežinau net kaip pavadinti, na, ką primena. Fū, karšta. Čia kažkaip. Čia kaip suprantu, einam kažkoks kalnas. Nes iš vienos pusės šlaitas, iš kitos pusės šlaitas. Biškį dabar medžiai bėga. Gerai, taip saulė nešviečia. Kažkai laptukai, biškį kalniuką kilsim. Šventykla. Šventykla kažkokia. Tokia. Čia, karočiai, nesuprasi, šventykla ant šventyklos. Kas 100 metrų, be kažkokios šventyklos. Jo, šiandien išnuomojau matapirdą, tokį biškį brangesnį. Ble, pasirodo, kažkaip biškį geriau važiuoti, nu, stabilesnį biškį. Gal ir nieko. Pafilmuosiu, kaip atgal važiuosiu. Čia kažkoks prasidėjo, be... Kaip kelias, takas nesuprasi. Bet man programėlė rodė, kad reikia eiti iki mano tikslo, kad užbaig savo maršrutą. Bet čia man ros tik tai iki šventyklos ir atgal tas keliukas yra. Nu nieko, aš dar paeisiu, nes dar nepavargęs. Reikia biškį šiandien prasisportuoti. 3 dienas alų gėriau. Naho reikia ryšti, ruoštis, lipti į Batūrą. Dėl Lagunko nežinau, na, sakau, ten labai sunku. Toks karštis, nebent ant galo. Atostogų, kaip biškėsi adaptuosimės prie to karščio. Nu ką, judam toliau, na. Ryžių laukas taip gražiai atrodo. Čia kažkokios kavinukės. Sutvarkytos taip. Matosi turistams. O ten kažkur ant viršaus, blia.
Kažkas įdomaus, gal reikės užlipti. Gal ir ne. Ahui. Žmonės gyvena laimingi, savo šiltą. Žolytę įspjauna. Ten kažkoks riverhausas. Bля, aš taip bėgau, jau praėjau daugiau negu reikia, 2 kilus priekį prabėgau. Nu, varau dabar atgaliopna. Nu, paskui pasižiūrėsiu, gal kur nors dar kažkos yra. Reikia išnaudosiu matapirdą savo, na, iki galo. O kaip gražu. Žiūrėsiu, biškai čia taip gražiai atrodo, na. Kažkoks Karsas spa pasivadina. Gražiai sutvarkytas kiemas. Žiūrėjau, laukai eina. Gutna. Gut. Reikia selfiuką įpisti. Įdomi, pasivadina Karsa kafe. Karsa spa, Karsa kafe. Gražiai. Gražiai padaryta labai viduj. Čia irgi tai prikolinai. Reikės kažkur atsigerti kokoso, ble, pieno, na. Ką, žygioju atgal. Blecha, taip galvoju, kokos atsigerti šaltų, kad gražioje vietoj. Rinkau, taip ir neišrinkau, ble. Tiek buvo gerų ten tų, ble, kabukėlių, kur pasidėti prie ryžių laukų. Nieko, kitą kartą, na, galimai, na, kur nors.